Pagaliau, praregėjimas. Tik labai gaila, kad per vėlai. Tokie praregėjimai, iš tikrųjų, jie turėtų atsitikti baigiant vidurinę. Ne? Kol tu jauna, graži, šitą... kol dar nesugadinta, sakykim taip. Tiesiog, čia jau per vėlai. Gerai, paskaitysiu. Visoms moterims. Žinot, aš pasakysiu, kad šiandien užtenka. Taip, užtenka save sumažinti iki tokio lygio, kur tampi nematoma, kai esi laikoma per daug. Gana bendravimas, norėjimas dėmesio, leidimas laiko kartu, ar pokyčiai nėra problema, tai dar vienas konfliktas. Tai ne dar vienas konfliktas. Žodžiu, ilgai sėdėjau ir žiūrėjau, kad man krito ašaros, žmogus rinkosi pirštą pajudinti skrolinimui. O aš visada buvau ta, kuri laikė viltį, stengėsi, kalbėjo, darė pokyčius, bet gana rimtai, nes supratau, kad jeigu iš kitos pusės nėra pagarbos ir noro, tai tu prašyk ar maldauk, nieko negausi, tik prarasi save. Nesakau, kad reikia imti ir jau toliau nesąmonės. Supratau, ar laiku sustojau. Supratau, dar laiku sustojau. Daug dienų vakarų verkiau, kas iš to man nieko, tik skausmas. Todėl noriu, brangiosios moterys, pasakyti, būkit pačios savo su meile, būkit pačios savo su meile. Yes. Dėl santykių neaukokite savęs. Savo poreikių, svajonių, dėl vyro, kuriam tu nesi prioritetas gyvenime. Kaip gerai, kad tu tai supratai, bet blogai, kad per vėlai. Žodžiu, niekas nėra vertas tavo ašarų, ypač tas, kuris laiko tave problema. Brangioji, aš garantuotas, kad tu susidėjai su vyru, jo prieš tai nepažinusi. Nes jeigu būtum pažinus, tu nebūtum su juo susidėjus. Ta prasme, siaubas, mergyt. Taip, pirmas dalykas. Merginos, jūs turite mylėti save. Jūs turite gerbti save, tausoti save. Ir nesileisti žeminamus. Šeima yra rimtas darbas. Realiai didžiausia našta krenta moteriai, merginai ant pečių, nes būtent jinai neša atsakomybę, su kokiu žmogum susidės. Ta prasme, vyras, jisai jo darbas ten, čia, žodžiu, pasirašyti. O išsirenkat jūs išsirenkat. Ir ne jūs turit pergyventi, oi, blemba, ar jisai mane pakvies klausyk tapti žmoną. Ne, vyras turi pergyventi, ar tu sutiksi būti jo žmona. Tu turi rasti tokį žmogų, kuris siektų tavęs, kuris stengtųsi dėl tavęs, kuris išmoktų girdėti tave. Nes, realiai, čia parašyta, čia daug skausmo parašyta vienoje eilutėje, ne? Aš visada buvau ta, kuri laikė viltį, stengėsi, kalbėjo, darė pokyčius. Bet gana rimtai, nes supratau, kad jeigu iš kitos pusės nėra pagarbos ir noro, tu prašyk ar maldauk, nieko negausi. Taip, nes jisai jau tave gavo. Jam nėra dėl ko stengtis. Čia ir yra bendravimo prieš santuoką privalumas, ne privalumas, būtinybė bendravimo prieš santuoką. Kad
vyras taptų tuo, kurio nereikia maldaut, kurio nereikia prašyti, kuris tave gerbia ir turi noro dėl tavęs. Nes, o kai jūs renkatės tik tais pagal pimpalo ilgį ir storį, tai, gaminat šeimą per šikną, tai šikno ir sėdit. Ačiū Dievui, tu praregėjai, labai blogai, jeigu turit vaikų. Nes tas praregėjimas, jisai, žiauriai nelaiku ir žiauriai blogai. Bet jeigu be vaikų, o tiesiog praregėjai, viskas, pirmin, spiri tam dėdui, kai sakant, šiknon, ir eini kurt santykius pirmiausiai per tai, kad myli save, gerbi save ir nesidulkini su kuo papuolė. Viskas paprasta. Jeigu tavo gyvenimas buvo prostitutės, po to, kaip ten, tas jau, kai sakant, pasigavai nėštumą, o jisai, dėdas jisai paprastas. Jisai ieško schemos, kaip gauti driežui ganyklą. Ieško schemos. Ieško ir kol jisai ieško, jisai keičiasi. Jisai keičiasi, auga, išmoksta schemą, kaip prie tavęs prieit. Ir viskas. Ir kai tu jau jį įsileidai, jisai viskas, taip, aišku, 5 rožės ir kavos puodelis. Ir aš jau ganykloj. Taip kad, mieloji, ir jam po to keistis, tu kažko prašai, maldauji, nafik to reikia. Mes dėdai paprasti, pas mus neveikia tie kažkokie tai, kaip pas jūs ten išmąstymai, ten, ne, mes paprastai. Jeigu aš tave gavau, vadinasi, mano įgūdžių, mano savybių yra sočiai, nes aš jau tave gavau. Viskas. Man nėra kur tobulėti, man nėra ko tobulėti, man nėra ko stengtis. Nes tu jau, kai sakant, atsidavei, tu mane išsirinkai. Viskas. Aš esu erelis, nes jinai mane pasirinko. Ta prasme, tai viskas paprasta. Visoms moterims. Jo, aš irgi visoms moterims sakau, mielosios, gerbkit save, mylėkit save ir nesidulkinkit su kuo papuolė. Gyvenimas per trumpas. Jūsų atsakomybė surasti gerą vyrą, gerą tėvą savo vaikams. O šitą pastoviai kartoju ir kartosiu. Jūsų atsakomybė. Taip kad, be abejo sunku, be abejo vyrų mažai, normalių vyrų mažai. Dalis prasigėrė, saikingai geriantys, dalis ten, žodžiu, šiaip lochai, bet, ką padarysi, konkurencija šitoj rinkoje didelė, bet švaistyti ir gyventi savo gyvenimą su padugne, irgi neišeitis. Taip kad labai gerai, kad praregėjai. Ir labai gaila, kad per vėlai. Bet gyvenimas nesibaigė, varyk toliau. Bet jau su kitu požiūriu į save, su pagarba savo, su meile savo. Ir viskas. Ir susirasi normalų dėdą. Čia ne bėda. Viskas bus gerai. Iki.